fotografų klubui Fotokablys, gyvuojančiam jau 6 metus, priklauso apie 30 Vilniuje gyvenančių fotografų. Klubo nariai kuria fotografijas įvairiomis temomis, o parodas eksponuoja visoje Lietuvoje. Profesionalų užfiksuotus pačius įdomiausius sostinės miesto dalies vaizdus nuo šiol galima pamatyti ir bevaikščiojant Vilnelės pakrantę. Šniepiškių mikrorajonas esantis sostinės centre pastaruoju metu dažniausiai dėmesio sulaukia tik kuomet supleška viena iš daugybės čia esančių medinių trobelių. Tada kaip mat pradedama spėlioti, kokie verslininkai čia sumanė įsigyti žemės sklypą. Tačiau vieno fotografų klubo nariai į kitą Šniepiškių pusę, vadinamą į Šanchajų, nusprendė pažvelgti pro savo technikos objektyvus, geriausios akimirkos demonstruojamos parodoje Užupyje ant Vilnelės kranto. Tikslas buvo parodyti, kaip Šanchajus keičiasi ir kad jis yra iš tikrųjų jaukesnis, mielesnis ir šaunesnis negu įsivaizduojam yra. Aš bent jau asmeniškai įžvelgiu juose daugiau pozityvumo, daugiau kitos Šanchajaus pusės atskleidimo, pačių žmonių vėlgi jau atsiverimo, nes visi žinom sunkią istoriją šito unikalaus iš tikrųjų Vilniaus mikrorajono. Ir aš manau, šitie darbai suskambėjo visai kitaip. Ne taip, kaip visuomenė buvo linkusi įsivaizduoti būtent šitą mikrorajoną. Фотохудожники раскрывают особую, парадоксальную часть местного, так называемого Шанхая, а на самом деле района Шнипишкис. Однако фотографы Вильнюса, вооружившись камерами и фотоаппаратами, увидели сегодня его совсем в ином цвете. Члены нашего клуба и сами не знали, на что надеяться и что можно было найти в этом районе особенного. Но, начав фотографировать, проявились очень мелкие детали, которые отразили позитивные и положительные черты и характер района. Šiuolaikinis žmogus vis labiau domisi pačiu produktu ar paslauga ir vis rečiau susimąsto apie jo kūrėją ar gamintoją. Fotografai nauja paroda kviečia atsigręžti į žmones, kuriančius mūsų kasdienybę. Klubas Fotokablys pristato jau 7-ąją parodą pavadinimu Nematomi žmonės. Ekspozicija po atviru dangumi kviečia prisiminti žmonės dirbančius mums ir dėl mūsų. 11 fotografų gatvės praeivių teismui pristatė 16 fotografijų. Šiemet mūsų paroda yra Nematomi žmonės. Tai paroda kalbanti apie tuos žmonės, tas profesijas, specialybės, apie kurias nerašo laikraščiai, kurių atstovai negelbsti gyvybių, bet be kurių mūsų gyvenimas būtų labai nepatogus, galbūt ir negražus. Ir norėjome atkreipti tiesiog žmonių dėmesį apie tai, apie tos žmonės, kurie yra šalia ir savo, atrodo, nedideliu, bet tikrai svarbiu darbu daro mums gyvenimą patogesniu. Profesijos yra įvairios, nuo dantų technikų, gatvių šalavėjo, nuo gatvių laistytojų, automechanikai, troleibusų vairuotojai ir tvarkytojai, dispečeriai, bet tai tie žmonės, su kuriais mes tiesiog arba nesusitinkam, arba jeigu susitinkam, bet jų nematom. 7-osios parodos Vilnelės krantinėje rengėjai retoriškai klausė žiūrovo, kaip dažnai pamojuojate, linktelėte, šyptelėte ar ištarėte labas rytas kiemsargiui, troleibuso vairuotojui, šaligatvio plytelių meistrui, kelininkui, laiškanešiui, prekybos centro darbuotojui.
Į žmonės mūsų gyvenimą darančius lengvų ir patogių dėmesį kreipiame retai. Klubas susibūrė 2012 metais, vienyje įvairių profesijų žmonės, turėjome ir studentų, ir dirbančių, ir mokytojų, ir pedagogų, ir vadovų, ir netgi profesionalių fotografų. Tai šiuo metu yra 29 klubo nariai, kas mus vienyje. Tai žinoma fotografija, todėl mes kiekvienais metais rengiame parodas, dalyvaujame įvairiuose projektuose, netgi tokiuose kaip Help portretas kiekvienais metais, taip pat dažnai kultūros naktyje ir be abejo patys rengiame visokias parodas. Viena iš jų mūsų tradicinė, kiekvienais metais surengti parodą ant Užupio krantinės. Toliau taip pat rengiame tokias smulkesnės parodėlės, bendraujame su skirtingais klubais. Labai esame susidraugavę su Kauno fotoklubu, Alytaus fotoklubu, Marijampolės ir bandom megzti ryšius. Netradicinėje atviroje erdvėje sostinėje ant Vilniaus upės krantinės fotografai praeivius kviečia susimastyti apie tuos, kurie mumis rūpinasi ir dirba mums, tačiau tą triūsą retas matome. Parodą eksponuojama tiesiog gatvėje galės išvysti ne tik vilniečiai, bet ir Užupį užsukantis miesto svečiai. Vieną dieną turėdama fotoaparatą pamačiau šį vaizdelį ir pamačiau, kad, atsiprašau, vos neperlipo per jį, o jisai jau gražina namą, remontuoja namą ir turėtų būti pagarboj. Tai atsitupiau ir pradėjau fotografuoti tą žmogų ir tokiu būdu jam parodėme pagarbą, kad jisai turi būti matomas, turi būti žinomas ir tegul jisai kaba čia ir kad žmonės nepraeitų pro šalį ir bent jau parodoje atkreiptų dėmesį į jį. Kai užmetam tinklus į platų dangų. Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filiale pristatoma tarptautinė fotografijų paroda Kelionė į Stančikus. Parodos sumanytojas, fotografijos mokytojas Stasys Šmigelskas bendrai parodai subūrė Alytaus, Vilniaus ir Suvalkų fotografus. Šioje parodoje eksponuojame 30 darbų ir fotografai yra iš Vilniaus fotografų klubo, yra iš Suvalkų krašto fotografų, nuotraukų fotografai, yra Kauno taikomosios dailės mokyklos mokinių darbų ir Kauno taikomosios dailės mokyklos mokytojų darbų. Taigi toks bendras projektas. Rezultatu aš džiaugiuosi. Man labai džiugu, kad Stasys sugebėjo suorganizuoti ne tik Vilnių, bet rado kontaktus Lenkijoje, nes prie mūsų ten prisijungė keli Lenkų fotografai, kurių nuotraukas taip pat matot. Stančikų tiltus aš kaip tokį objektą sužinojau tik tai dėl to, kad Stasys pasakė. Tai įvertinti, atrodo, kad panašios nuotraukos, bet sugebėjome kiekvienas rasti kampą, rasti niuansą, rasti kažkokį savo pamatymą parodyti. Tarptautinės fotografijų parodos Kelionė į Stančikus atidarymas buvo pradėtas svečių iš kaimyninės Lenkijos pasirodymu. Koncertą surengė Seinų savanorių ugniagesių komandos pučiamųjų orkestras, kurio vadovas ir dirigentas taip pat yra ir vienas iš fotografijų parodos autorių. Spotkaliśmy się z koleżankami, z kolegami. Su kolegomis iš Alytaus ir Vilniaus išvažiavome į bendrą plenerą ir tai prasidėjo mūsų įdomi kelionė. Fotografavome, praktiškai visą dieną praleidome kartu. Ir gimė tokia mintis, kodėlgi visam orkestrui neatvažiavus į parodos atidarymą. Taip ir padarėme. Atvykome sugroti keletą kūrinių ir taip užtvirtinti mūsų bendrą draugystę ir turėti gerus prisiminimus. Vilnius ist in diesen Tagen des Krieges ein Solidaritätsband in Gelb-Blau. Egal, wo man hingeht in der Stadt, die Solidaritätsbekundung für die Ukraine, man kommt nicht an ihnen vorbei. Das ist eine Fotoausstellung, die findet jedes Jahr statt. Dieses Jahr natürlich mit einem ukrainischen Fotografen und ukrainischen Menschen, die fotografiert worden sind. Und die hängen dann hier unten am Wasser. Fotografijų paroda demonstruojama toje Užupio vietoje, kurioje gausu ir užsienio turistų. Tad išvysti bent dalelę vilnietiško Šanchajaus gyvenimo gali ir mūsų šalies svečiai. Netrukus orai. Ačiū, kad žiūrite ir iki rytojaus.